kon jūs šiupelė. Sveiki gyvi. Girdėjau biškį prisnėgtėm pas jūs, ne? 33 kelionės dieną, kon tik nusileidau į Peru sostinį Limą. Tai aš piniginę vis dar turėjau eurų grinų, tai iškart išsikeičiau į Peru. Peru naujieji soliai vadinas. 1 euras apie 4 solius. 100 eurasik išsikeičiau. Nu ir dabar pats nemaloniausias išėjėms į lauką atsikratyti taksistų. Gerai, kada čia bent jau į vėdą neleido. Taxi, sir? Taxi, sir. No. No, yo que no voy 6-5 Miraflores, se me sirve y todavía llora. Šėlpšą pradžią su lėktuvu apleidame, žiūriu visus striukiam. O dabar čia kito pusė oro uost vis po maik beveik. Nice. Sveiki atvykę į Peru. 22 laipsniai šilumos. Panašu, kad kiekvieną dieną visiškai tokia pat temperatūra. Naktį 17, 2 savaitės išėlės. Dieną 23, 2 savaitės išėlės. Tai iš tikrųjų šokam į taksą. Turiu viešbutaną pasiėmęs visišką pripat. Už 10 minučių važiavėm su toks. Jau noriu į dušą žiaurę. 2 naktį šitą nebuvau dušį. Tai reikia jau maudytis būtina. Ir tada žiūrėsim, ar šiandien nuveikti kažko ar ne. Bet ką bebūtų, man turbūt rytoj reiks skrėsti vėl. Reiks skrėsti iki kietą miestą, nes Machu Picchu yra už 1300 kilometrų berods. Tai ten reikėtų skrėsti su lėktuvu, o ten nuskriedus turbūt imsiam mašiną. Nes kon dar norėčiau kur nuvaryti, čia Peru yra pats aukščiausias miestas pasaulį. Nu, aukščiausiai iškelsi virš jūros lygiaus. Kažkur labai aukštą, 5 km aukštį, vo ten su mašinu nuvažiuoti, būtų prikals. Mašinų numerė, su vėliava, gražiai. Peru. Good. Gracias. 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 Nu kon, atvariau. Viešbutis 16 eurų tik tas. Bet panašu, kad aš čia suvėjins pats tam viešbutį. Prie vatoros 16 eurasiuk. Šiandien ilsėsimės čia. Atrodo iš tikrųjų, ką pasmočiut. Vis atrodo, ką pasmočiut. Televizorius ir jėmins, gėlis. Jeigu veikta kolonk, tai wow. Tuliks, ten dušans. Iš drambliaus kaulo. Paveikslas. O, Machu Picchu. Au, prisispaudžiau pirštus. Mūnėje kažką paskutinių metų nelaba sekas išsimėgoti normalią, nes paskutinį naktį tai oro uoste biškį mėgojau, skridau į Peru, dar vieną naktį prieš mašiną ten, tep išmėgojau, tai kelis naktis šėlės čia po 4 valandas nemėgojau, viskas lūštų belekap. Niekur šiandien nebeaplankys, varau mėgoti, rytoj išlysam į Limą turbūt. Tai aš varau į dušą, varau mėgoti ir susitinkam už 3 sekundžių. 1, 2, 3. Labą rytą, gerbėmėjai. Tarp kitko, dar norėjau priminti, Peru mano aplankyta 54 valstybių. Čink, čink. Šiandien visą rytą dėliojus tolimesnių kelių dienų planus, nes pasirodo, iki to Machu Picchu nukeliauti nėra jau taip ir paprasta. Tai pats geriausias variantas yra toks.
Šiandien visą dieną praslumpinėjom sostinė Limo, iš pat rytą turiu skrydį, skrendu į Kuską, miestas Kuskas. Tai būtent Kuski ir rekomenduojama praleisti bent jau 2 dienas prieš keliaujant į Machu Picchu, kad galėtum aklimatizuotis. Nes ten kelsiam į labai didelius kalnus. Pavyzdžiui, dabar skrendu į Kuską ir Kusks ir 3 km 400 metrų virš jūros lygiaus. Tai kūnau reikia daug bišką aklimatizuotis, prisitaikyti daugam, ypač skrendant su lėktuvu. Sakė, žiaurės kaut galvą ten nuvaris, nes iš tikrųjų tu per 2 valandas. Čia iš tą nuo nuliniaus jūros lygiaus į 4 km pakilni. Tai būna galvų skausmų, pykinim, tikiuosi kažką aš susitvarkyti. Tai 2 dienas aklimatizuojus Kuske ir tada imi autobusą ir traukinį, nes nėra niek tiesioginį. Turi biškai pavažiuoti su autobusu, paskui su traukinį. Važiausiam iki Aguascalientes miestą. Kas yra jau visiška prie pat Machu Picchu. Tai tada vieną naktį išmeigu Aguascalientes ir iš pat ryto ten peškom virš valandos, gal tik tą trunk, nuein iki pačio pasaulio stebuklo Machu Picchu. Tai artimiausias kelias dienas toks bus, wow, labai tikiuosi, kad neskaudės labai galva. Pirksim vaistų visokių kokos lapus kramtysim, bet kažką pavyks, manau. O dabar esu jau realiai susikrojus viskon, įsimetu laptopą ir galėsim judėti. Va, išėjom į Kėjimą. Pirmasis toks normalus pasižvalgiams į Peru. Kas man iškart labai patinka, kad nėra per karštą. Apie 20 laipsnių šilumos. Šiaip daugumas su megztinės vaikščio. Aš irgi džempakų užsimečiau, ikon apsimaus. Bet temperatūra superienė. Ten buvo man viešbutis tas oranžinis. Tai iškart, ko mes dabar padarysim, iškart varysim pavalgyti. Nes aš, man atrodo, jau koks 3 dienas niek nevalgiau. Tai kažko nusimesti savo skrondį būtų nebloga, jeigu ten toks abėr, kaip skrondis. Iškart atkreipiau dėmesį ir gražių mašinų. Pažiūrėkit, sena Toyota. Nes negyvenimą iš tokios. Vaizdėlis išeis į pagrindinį gatvį. Nežinau, aš tokį Mongoliją įsivaizduoju. Kažkaip žalumos maža, viskas ištrypta ir kalna toliai. Kažkur čia ieškosiam, kur galėčiau pavalgyti. Toks mini torgus atrodo. Mini turgėlis. Čia toik neblog vietėlį. Įsijungiau greit Google Maps, daug įvertinimų. Gerai vertint, varom paragauti. Čia, man atrodo, pardavinė ryžius su keptas plantanas. Tai jau paragausim. Jūs gal jokojat, pažiūrėk, koik portai. Platanų su ryžės. Va šitai pavalgys už 3 dienas be bazarą. Ragaujam. Skania. Šalia yra ryžė su dešra. Ir su kiaušiniu. Ir su svogūnas. Ir su platanas. Beveik viskon suvalgiau. Tikrai palygint su labai daug suvalgiau. Bet užteks, daugiau nebeįkertų. Dar sulčių ten pos litrą.
Sumokėjau 7 eurus už savo pusryčius ir pietus, privalgiau beleką. Ko dar pastebėjau, čia Peru labai maži žmonės. Indijų atrodo maži, bet man čia atrodo dar mažesnį. Mažiliuką tokie tu. Ir Peru, matau, irgi populiarus TikToką. Tik čia biškėlį kitokie TikToką. Labiau uždaresni, o kiti išvės tokie kaip dviračia. Tik pradėjau eiti, tik išėjau į miestą. Pirms įspėjams. Atsargė su kamera. Buvo pristojęs toks žmogus važiuojant pro šalį. Atsargė, sak, su kamera. Tai gali štais pavogti. Sak, ne dėl to, kad nepasitik žmonėm iš Peru, bet sak, čia yra daug žmonių iš kitų šalių. Venezuela, Bolivija, sak, aplinkau, čia yra visokių sukčių. Atsargė. Nu gerai, atsargė. Pažiūrėkit, koks Volkswagen. Volkswagen Fox GL. Europo tokių net nėra. Ameriko tik ta kažkada gal buvo populiarus. Gerai, atrodo čia. Nice mašinėlė. Honda dar irgi šalia. Šiaip dabar pas mūsų 7 valandas laikas kertoms tarp Peru ir Lietuvos. Tai gali būti kažkad netyčia suvėlaus dar vidosiką. Gal neįkris vakarį, kaip norėčiau, gal naktį, rytį. Gali būti biški bus supjauta gryba, nes dažna būdavo iš ryto tiesiog atsikeldavau ir pabaigdavau. Bet dabar aš kaip rytį atsibundu. Pas jūsų jau po pėtų būna. Nu, žiūrėsim. Šiaip sunku spręsti, bet man atrodo, kad laidotis. Nors muzika tokia visai nuotaikinga atrodo. Išsikviečiau taksiorą, varom dabar į patį centrą, į pagrindinį aikštį Limas. Šiaip dar įdomi, pasanų nelaba, čia bum konteinerių. Iš aplinkinių namų visi tiesiog nešė gatvį, met šiukšlis. Ir paskui važiavo ant šiukšlinį mašiną ir tiesiog sumetus maišus. O šiukšlinis mašinas tai toks pat, kaip pas mūsų Lietuvo. Ten per gal, kur viskon sumet. Tik kad pas mūsų konteineris kratu čia tiesiog šiukšlių maišus mėt. Nusileidau į centrą. Pitaks už taksioką. Ir varom dabar pažiūrėti, kas geras centri. Ok, centri biški vaizdėlis jau kitoks. Biški pinigų čia daugiau negu ten, kur buvau prie oro uosto rajono. Nu, kon lendam į šurmulį. Panašu, kad lauk šurmulis didelis.
Festivalis vėl. Kaip aš gerą pataikau. Indijoje dalyvavau festivalį. Peru vėl fest. Čia žyduko užgavėlis, atrodo toks jausmas. Tai gal čia, o, tu šūdas, gali iš botagų prasileisti. O, žiūrėk, vienas tik tokiam laivį. Ką baisė prasileisti? Ui, na čia. Kur muzika groja įdomu. Nu ir ko jūs savo galvojat? Atvyko pagrindinį Limos aikštę. O, šalmininks, žaliagalvis. Čia uždaryta, čia kažkas vyks šiandien. Ten neveltau turbūt ta eisena kažkokia ir buvo, čia dabar tik ta uždarinė gatvis. Kažkur mes čia šiandien papolsiam. O man atrodo, šiandien čia bus iš ko pasijaukti, bus ir juoko, bus ir ašara. Tai jo, aš atvariau, galvojau atvaryti pagrindinį aikštę, o pasirodo, čia uždaryta dabar. Tai gal ne dėl renginių, šiaip dėl kažko čia uždarė. Nesuprantu. Šiaip dar nusipirkau paragauti Inka kolą. Anai pagaminti Peru, bet iš tikrųjų, o ta šita Inka kola priklauso pačia tikrąją Coca-Cola. Čia net ir parašyti Coca-Cola Peru. Bet on kol tik tą Peru pardavinė. Tai paragausiam. Aš kažkodėl galvoju, kad skonis gali būti kaip ir tikras Coca-Cola, tai toks spalva kitokį. Ne, kops visiškai kitoks. Skonis kaip burbolinado. Kažkas iš pigiausių limonadų toks skonis. Grina, gelton skonis. Nesąmonė. Nepatinka. Euras kainavo. Ta šita Inka kola 2 iš 10. Absoliutišką nusivemti verčia. Valysimės batus. Claro, Atsisėdau, biškai prisėdau. Peru. 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 Hola. Hola. Sakiau, nereik. Claro, especial, así, especial. Especial tenis. Especial. Turėsim kaip naujas batus. Amigo, por acá. Ok. Ok, mira, ok. Ok. Mira acá, ¿ves?
Yes, yes. Perfecto. Ok. 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 New. New. Ah, new. Brand new. Para comer para los bambinos. 3 bambinos. Bambino. 2 bambinas, un bambino. Tu bambino. 2 bambinas, 2 bambinas. 2 bambines. Sí, y un bambino. Al tener 3. Gracias. Gracias. Para los bambinos, ok. Gracias. Chao. Ciao. Nice to meet you. Ok. Gracias. Ciao, ciao. Mane pasisiūlė batus nuvalyti už 25 euro centus, už vieną solį. Bet aš neturėjau vieną. Turėjau 20. Daviau 20. Toks visai nuoširds geras žmogus pasirodė, tai daviau pitą. Bet batuką, nu, tai man atrodo su šampūnu, tiesiog kažkaip su feiriu pravalį. Gal rimčiau biškai nuvalys. Nu, bet šveit jau, oi. Di uso personale. Only little, 1 gram. How much cost here? What's the price? $100. $100, yes? 1 gram. It's no problema, because you play saxophone tonight we also it's free, no problem. How much cost hashish? Or you don't have weed? No? We. How much? Hashish in Europe. For 2, 50 soles. Ahí nomás. Looking, come on. No, I don't need. I'm just asking for prices. It's interesting. Only for No, prices. porque you look, little packet, 50 soles. Pardavinė kokainą. Užėjau dar į parduotuvę. Prie kažkom gert nusipirkt. Labą noriu gerčinę. Žiūrėkit, ką pardavinė. Fanta, kola ir Inka kola. Triple. Toik šitą gali nusipirkt. Sunku ir panešti. 9 litrą išvies. Po 3 litrų bambaliuką. Čia parduotuvės žmonės, kurį lentins preks dėliu su šalmas derb. Žiauriai keista matyti su šalmu. Parduotuvėje dalyks toks, kad prieš išeinant, aš norėjau jau be čekiaus išeit, bet sak, palauk, turi būtina pasiimti čekį prie kasos. Ir prieš išeinant apsaugins patikrint kompirką, čekį pažiūr, kon ronkas turi užded anspaudą štamp, on čekiaus tad galėjt. Sultis 1 euras. Apelsinų. Wow. Besėdėdams 1 litrą išgeriau. Čia yra negerai. Nesveika. Vaikšto, žiūriu, labai daug policijos vieno vieto ir labai daug palapinių. Kažkoks meetings vykst. Dar nežinau, kas čia vykst, bet žinokit, palapinių miestėlis, belė koik čia ilgom.
būnant užsienį reikėtų vengti vis laik tokių politinių susidūrimų, mitingų, visokių. Nes būn viskių neprognozautų dalykų, bet aš kažką vis laik pasitiku aplink. Tai čia pasirodo, kad patys Peru gyventojai, darbuotojai, ypač transporto sektorio, kur dirba žmonės, nei patys čia dabar mitingaujant prieš valdžią, nes atseit ir per didelis nusikalstamoms, ypač transporto srity, apiplėšinė ir netgi nužudo vairuotojus. Kad man keista buvo sužinoti tokį faktą, kad patys vietiniai gyventojai patiria smurtą. Daugiausia to smurto patiria iš mafijos visokios. Daug visokios mafijos valdo kažkoks didesnis verslas ir bando tus mažesnius žlugdyti. Tai dai netgi iki žmogžudysčių. Dabar kažkoks irgi viršūnių susitikėjams čia šitą ir Peru. Tai būtent dėl to vis ir susirinko, kad biškai atkreiptų dėmesį. Tai jo daugiausia iš transporto įmonių visokių mokytojų ir čia visokių mažesnių verslų. Ir čia susirinkiant. Velė, kiek čia visą gatvę. Tai prasme, aš bandysiu visus praeiti dabar, Veston miestelį. Tien drabužių susidžiaven. Nu, bet čia kokį kilometrą, jauč tikra, ir tas miestelis. Bet policijais kiek daug. Wow. Unta tempo 10, kaip tik ir tas kongresas Limos. Tai čia Prienų įrengas, kaip suprantu. Daug žmonių tiesiog su šalmas. Tai panašu, kad darbininką iš įmonių visokių. Nu savo. Užsiest višą lygatą. Meik tiesiog čiužinis. Wow. Atrodo, kad visą gyvenimą. Galvau, kad pradėjau šaudyti, čia su būgnu tiesiog pradėjau groti. Tauta, kelkimės. Šiaip daug yra ir šeimų suvoka, esu mažas vakas, tiesiog gol gatvės. Tas biški keiščiausia atrodo. Pasirodo, dabar apskrita Limo yra įvesta nepaprastoji padėtis vien dėl organizuotų nusikaltėjim šaly. Tai Limo dabar ir viso sustiprinta apsauga, karienė apsauga. Aš pastebėjau, kad labai daug apsaugos ir policijos visur yra. Tai pasirodo nebereikal. Čia nebūn turbūt kiekvien dieną. Tai dabar 2 mėnesiam yra Limo nepaprastoji padėtis. Nu tikiuosi, nieks nenušaus. Būtų prikols, kad nenušaut. 17 kem jau. Pradėstų jau temti. Varau dar greitą iki pajūrios, gal nesutem, dar pažiūrėt, kaip čia ta jūra atrodo, vandenins. Ir reikės darošti oro uostą, kon čia tumso niek nebepriveiks. Išlipau prie jūros. Važiuoju, galvoju, gal das piestu ant saulėlį pamatyti. Tokį biškį apsiniaukus. Sunkia. Nu, kiek 20 minučių pavėlavau atvaryti. Bet bent truputėlį to saulės pamačiau. Bet kaip čia gražiai, pažiūrėk, kokie kalna. Paskiau užlipsiam būtina čia ant viršaus. Nes ten kažkokie parką ir tai ten nuo tos vėjas, kaip gražiai turėtų atrodyti čia. Ponius ir ponai, ne pasaulio stebuklas, bet ramusis vandenins. Pirm kart šio kelionė. Ramusis vandeninas.
Koks garsas nuo akmenų. Argi ne nuostabu, mėlyjei? Nuostabu! Kaip gerai, kad čia atvariau, kaip man čia patink. Wow. Tai dar gal laiks tebėr. Gal visiškai nesutem. Pašoksiu dar iki viršaus. Gal kažkas matosi dar. Reik treniruotės prieš Maču Pikču. Ten reikės liepti daug aukščiau. Nu, ir kon mes čia turėsim. Ir nelaba kon. Kodėl nelaba matos? Ai, nes jau ir sutemien gal dėl to. Galvoju, kodėl nesimat paplūdimiaus, bet mums iš tikrųjų matos. O, ten ir nelegalus, nu jiems ten reikia varyti. Mes varysim ten, kur negali. Ir ten, kur geriausiai atrodo jaučia. Oh, wow. Paprašiau kamuinį nufotkint. Bahūra. Bet nelaba mok fotkint, tai klėjau nuotraugavas. Nu, bet gerą, turėsim vis tai kažkom. Nu, tai viskas kaip yra, aišku. Dabar ir jau 7 valandą vakar. Aš turbūt važiausiu į oro uostą. Nu, padirbėsiu prie vidosik, gal biškį ir pamėgos. Tai man skrydžiausi laipinėms jau 4 ryto. Tai tikra viešbučiaus neiškau, varau į oro uostą. Aš jau moku gyventi oro uostą. Susirojant kažkur. Pakompiok kažkokį atsisėdi, viskom pasikrauni, pasėditin, gali pamėgoti. Viskas patogiai, viskas apgalvot. Tai leku į oro uostą kviesti taksiorą. Atvariau jau prie oro uosto. Už Pitaką atvežė. Aš atvažiavau čia prie pat oro uosto, nes kainas skiras beveik 3 kartus. Čia atvažiavau už Pitaką, o važiuoti į vidų oro uosto teritorijai 12 eurų berods. Tai wow, skirtums didelis. Atvariau iškart paėdimo kažkaip. Pažiūrėkit, kiek servetėlį dai prie picų. Kiek 30 servetėlį. Na, biškai atsilupė ant tikrą. Tam, tararam, tarararam, tararam. Čyriks. Nu, ne velto oro uoste. Fakta. Barau mėgoj. Pamėgojau 1 valandą oro uosto ant grindų. Skrendam į Kuską. 1,5 valandos skrydis. Sėdėsiu per vidurį. Sveiki atvykę į Kusko. Labai nelauk, kad prasidės galvos skausmas. Gali užtrukti iki 6 valandų. Nu, nuo 6 iki 12 valandų, kada prasideda galvos skausmas nuskriedus kažkur aukštą. Dabar esam 3 km 400 metrų aukštį. Kas dar buvo nepagalvot, kad čia dabar šiuo metu ir 6 laipsniai šilumos.
Ar aš turiu striukį? Neturiu. Turbūt reikės pirkti kažkam. Nes kopti į Maču Pikču irgi turbūt reikės striukis. Nes bus ten apie 10, gal 12 laipsnių. Čia toks senoviškas bagažo skyrius ir tiesiog iškart į lauką šauni. Tiesiog dursi ir iškart bam, tikėjimio. Sveiki. Čia nesenalėjai panašu. Vau, ką fainė. Tai čia dabar tas miestas Kusko yra mano tiesiog tarpinis stotelė. Čia praleisiu 2 dienas, aklimatizau savus biškį ir paskiau yra dar 100 km likę iki patį Maču Pikču. Traukiniu ir autobusu reikės su persėdimu važiuoti. Su mašinu keliaus, kaip ir nelaba ten ir nuvažiuoti, man atrodo. Biški galva sukas, neslėps, keista jautus. Realiai tokiam aukštį esu antrą kartą gyvenim. Pirmą kartą gyvenim tokiam aukštį buvau, kad plipau į Etnas ugnikalnį. Ten irgi buvau 3 km 300 berods, bet aš ten pabuvau tik 20 minučių. Tai nespėjau pajusti to aukščiaus, nors ir tai atrodo, kad galva biški sukos. Aš iš pat pradžių galvau, kad čia ir mažas miestėlis. Pasirodo, čia gyvena 500 000 gyventojų. Ir senamiestis ir įtraukti į UNESCO paveldą. Katron turbūt apžiūrėsim rytoj labiau negu šiandien. Prekybos centras, super saulė. Jau čia reikia užsauti kažką nusipirkti biškį. Užkrimsti. Autobusą absoliučiai vis perpildyti. Nusipirkau vietinį kefiriksą Peru gaminams ir dar šiaip tokių nesąmoniukų. Tai vienas kefiriksas vanilinis bus. Dar vienas su augom. Tu jo papaka išsigundau šuniekai. Dar tokį batonėlį pasičiupau. Iš bolivinis balandas pagamins. Ir kiviča. Kažkoks Peru augalas. Baltyminis čia skaitas. Tiesiog pamačiau, galų sūriaus pasiėmus. Čia 5 gabaliuką sūrį pagriaušiam, irgi Peru pagamins. Na ir čia biški gal ir skaniestų pusryčiam tokį. Tai kon pirm gal vanilinį kefiriksą. Gardus šiaip. Nu čia toks gal labiau jogurts negu kefiriksas. Tikrasis kefiriksas, kur buvau Turkijoje, daug skystesnis buvo. Nu tokia kukurūza, kaip popkorna ir saldus labai. Ir biški pelėsiu atsiduodu. Atrodo, kad su pelien. Toks labai netaisyklingas formas. Lietuvo šiaip kur pardavinė bundu ir tuk, tuk, tuk. Gardus. Nu ir aišku, pyragaičių reikia paragauti. Saldumynų. Jau sunešiuots tai baisė. Atrodo, kaip su likeriu būtų. Bet gaila nėra. 7 iš 10.
Iš tikrųjų, taip ir įsivaizdavau aš Peru. Tas toks biški jaukingas mašinas, jaukingas fūras, jaukingi autobusą. Maži žmonės, jaukingi. Panašiai taip ir įsivaizdavau. Nu ir panašu, kad čia bus mano viešbutans. Cusco Rooms. Nu, žiūram, ko čia mums pateiks. Tik dabar pradėjau skaityti atsiliepimus, tai visiškai nieko gero. Nu, gal kažką. Kaip atrakinti vartus? Susirask raktą. Ne, nu tai smagu, kur aš ten raktą susirasiu. Tai situacija kokia? Viešbutans 2 naktim 34 eurų. Žiauriai pigiai iš tikrųjų palyginus. Ir dalyks toks, kad per paskutinį parą aš esu mėgojęs tik tą 1 valandą laiką. Ir aš taip noriu mėgoti. Ir dabar dar tas aukštis mane daužo. Tai eisiu ilsėtis, bandysiu eiti mėgoti, o paskiau vakarį prabodis bandysiu editoringą su savo vidosiku daryti. O kitam vidosiku, žinot, ką darysim? Ragausiam kokos lapų. Kokainą medžiaus lapų. Tai atvarius į kambarį jau yra padėt kokos lapų, kad galėtų paragauti. Yra ir koka saldainių. Katro yra kažkokia dalis ir kokos lapų. Tai tam kartą teik, pamatėm, kaip atrodo Peru, kaip atrodo Lima, kaip atrodo Cuscas. Rytoj atsikelsiam, irgi dar 1 dieną pašniukštinėsiam Cusco patį centrą ir dar 4 dieną jau važiuosiam į 5 pasaulio stebuklą. Tai jeigu jau pažiūrėti iki pačią gal, paspaus like, paspaus susiraik, parašy komentarą, pasidalink su draugu, o mes susitiksim tikriausiai, kad už poros dienų. Iki.